Sveiki, šiandien nerime į investicinio portfelio temą, bet pažiūrėkime į kiek kitaip, ne kaip į sausą skaičius ar grafikų rinkinį, o kaip į gyvą organizmą. Sistemą, kuri tiesą sakant yra mūsų gyvenimo kelionės degalai. Ir tai juk ne sprintas, o tikras maratonas, kuris tęsiasi dešimtmečius. Ir žinot, ši Julius Baer banko mintis tiesiog pataiko į 10. Mes gyvename ilgiau, vadinasi ir mūsų kelionė ilgesnė. Todėl mūsų turtas turi ne tik išlikti, bet ir protingai dirbti. Būtent protingai, kad tų degalų užtektų visam keliui. Čia kalba eina ne apie staigų praturtėjimą, o apie ilgalaikį tvarumą. Gerai, bet kaip tai padaryti? Kaip sukurti tokią sistemą, kuri atlaikytų visas rinkos audras ir patikimai vežtų mus pirmin? Atsakymas slypi keliuose pagrindiniuose principuose, kurios dabar ir aptarsime. Viskas prasideda nuo dviejų fundamentalių jėgų supratimo. Jos valdo absoliučiai kiekvieną portfelį, tai rizika ir saugumas. Ir svarbu suprasti, kad jos nėra priešis, atvirkščiai, jos yra partnerės, o jų tobula pusiausvėra ir yra raktas į sėkmę. Pagalvokime apie tai taip. Rizika, kurią dažniausiai siejame su akcijomis, yra mūsų portfelio variklis. Jis stumia mus į priekį, suteikia augimo potencialą. Be jo, tiesą sakant, mes tiesiog stovėtume vietoje. Tuo tarpu saugumas, kurį dažniausiai suteikia obligacijos, veikia kaip amortizatoriai. Jis sušvelnina kelio nelygumus, apsaugo nuo didelių smūgių ir neleidžia išlėkti iš trasos staigiame posūkyje. Ir čia labai svarbu suprasti, kad tikroji rizikos tolerancija nėra trumpalaikė reakcija į gaizdinančias naujienų antraštės. Kaip pabrėžia CFA analitikė Raluca Philipp, tai yra kur kas giliau. Tai stabili savybė, kuri priklauso nuo konkrečių gyvenimo aplinkybių, amžiaus, tikslų, laiko, kurį turime jiems pasiekti. Tai ne tiek apie drąsą, kiek apie labai racionalų ir strateginį savo situacijos įvertinimą. Ši citata, tiesą sakant, apverčia viską aukštyn kojomis. Jis sako, kad didžiausias pavojus kyla ne tada, kai investuojame, o tada, kai to vengiame, nes bijodami trumpalaikių nuostolių mes rizikuojame nepasiekti savo svarbiausių ilgalaikių tikslų, pavyzdžiui, saugios senatvės ar vaikų ateities. Gerai, teorija aiški. Dabar pereikime prie praktikos. Kaip visas šias idėjas paversti veikiančių portfeliu? Tęskime tą pačią automobilio analogiją, juk skirtingoms kelionėms ir skirtingiems keliautojams reikia skirtingų transporto priemonių. Štai ir pirmasis mūsų variantas – tikras lenktyninis bolidas. 100% akcijų. Jis siūlo didžiausią greitį, didžiausią augimo potencialą, bet žinoma, kartu ir didžiausią kintamumą. Tai puikus pasirinkimas jauniems investuotojams, kurie turi dar labai daug laiko priešakyje, kad atsigautų po galimų duobių kelyje. Toliau turime sportinį sedaną. 80% akcijų ir 20% obligacijonių. Tai vis dar labai agresyvus, į augimo orientuotas modelis, bet matote jau su nedideliu saugumo buferiu. Tinka tiems, kas nori greito augimo, bet kartu ir truputį ramesnio miego. Na ir galiausiai šeimos visureigis. Klasikų klasika. 60-40 subalansuotas portfolijos. Istoriškai tai vienas patikimiausių modelių, dažnai rekomenduojamas tiems, kas artėja prie pensijos arba tiesiog labiau vertina stabilumą. Akcijos čia vis dar suteikia augimą, o solidi obligacijų dalis puikiai apsaugo kapitalą. Tai kurisgi automobilis yra tinkamiausias? Akivaizdu, kad vieno teisingo atsakymo čia nėra. Viskas priklauso nuo asmeninės situacijos. Tačiau, kaip pabrėžia investicijų milžinė Vanguard, svarbiausias rizikos valdymo įrankis yra ne bandymas atspėti, ką rinka darys rytoj, o nuoseklus pasirinktos strategijos laikymosi. Emocijos yra didžiausias investuotojo priešas, tad svarbiausia išsirinkti savo transporto priemonę ir tvirtai laikytis kelio. Sukurti portfelį – tai tik kelionės pradžia. Galima sakyti, pusė darbo. Kad jis sėkmingai veiktų dešimtmečius, jam reikalinga nuolatinė, disciplinuota priežiūra. Kažkas panašaus į reguliarią automobilio techninę apžiūrą. Ir pagrindinis priežiūros įrankis čia yra perbalansavimas. Kas tai yra? Iš esmės tai tiesiog procesas, kuris grąžina portfelį į pradinę suplanuotą pusiausvyrą po to, kai rinka jį natūraliai išbalansuoja. Pasižiūrėkime, kaip tai veikia praktiškai. Sakykim, jūsų planas buvo 60% akcijų, 40% obligacijų. Bet akcijos smarkiai pabrango ir dabar jos sudaro jau 70%. Ką darome? Parduodame tuos 10% akcijų, tai yra parduodame brangiai ir už gautus pinigus perkame obligacijas, kurios atpigo.
Taip, grįžtame prie pradinio 60-40 balanso. Žinau, skamba keistai, kodėl parduoti tai, kas kyla, bet čia ir slypi visa disciplina. Tai priverčia mus automatiškai pirkti pigiai ir parduoti brangiai. Ir būtent tai yra esmė. Vanguard labai aiškiai pasako, perbalansavimas nėra įrankis skirtas vaikytis didesnio pelno. Tai yra disciplinos ir rizikos kontrolės mechanizmas. Jis užtikrina, kad portfelis išliktų toks, kokį suplanavome, nepaisant to, ką daro rinka. Norint išsaugoti ramybę šioje ilgoje kelionėje, labai svarbu atsispirti pagundai kasdien tikrinti savo portfelį. Rinkos svyravimai yra tiesiog triukšmas, kuris skatina emocingus ir dažniausiai klaidingus sprendimus. Geriausia nusistatyti aišku peržiūros ritmą, pavyzdžiui, kartą per ketvirtį ar net kartą per metus ir tiesiog laikyti savo plano. Visas šis planavimas, visa disciplina, visa tai veda prie vieno svarbaus klausimo. Koks yra galutinis šios kelionės tikslas? Dažnai tai būna ne tik asmeninė finansinė gerovė, bet ir noras sukurti kažką ilgalaikio. Palikimą, kuris tarnautų ir ateinančioms kartoms. Portfelis, kuris gali pergyventi ištisas kartas, dažniausiai remiasi 3 principais. Pirma – paprastumu. Jokių sudėtingų, nesuprantamų strategijų. Antra – apgalvota pusiausvėra tarp augimo ir saugumo. Ir svarbiausia, jis turi būti sukurtas galvojant dešimtmečiais į priekį, o nereaguojant į trumpalaikės rinkos madas. Ir dabar, galbūt nustebinsiu, gerai valdomas portfelis yra nuobodus. Taip, nuobodus. Ir ilgalaikio finansų pasaulyje tai yra pats didžiausias komplimentas. Tai reiškia, kad portfelis veikia tyliai, stabiliai, nuspėjamai. Be jokių dramų, be staigių šuolių ir be mėgių naktų. Jis tiesiog ramiai atlieka savo darbą. Taigi, pabaigai norisi priminti, investicinis portfelis nėra tik skaičių maratonas. Tai kur kas daugiau. Tai įrankis, kurio tęsiama jūsų šeimos istorija, užtikrinant saugumą ir galimybės ateities kartoms. Tai ne tik apie tai, ką paliksite, bet ir apie tai, kokias galimybės sukursite. Ačiū, kad buvote kartu.